išmokysiu tave datyvo linksnių per šitiek sekundžių. Ir tai yra pati nemėgstamiausia dalis tikriausiai vokiečių kalboje, bet ją gali labai lengvai išmokti. Tai ką mes pirmiausia darom, mes vizualizuojam, ok? Įsivaizduok žmogų, kuris stovi atvirom rankom. Tos atviros rankos, kodėl jos atviros, nes jos nori duoti. Kam mes duodam kažkam? Kam? Ne? Tada vienoje rankoje yra mašinėlė ir žaislas. Kitoje rankoje yra rožė. Rožė, ok? Tai rankos yra atviros, nes jos duoda nuo žodžio datyv. Ir kam duoda kam, ne rankos duoda kam, nes datyvo klausimas yra kam. Kodėl viena ranko yra mašinėlė ir žaislas? Tai dėl to, kad datyve der ir das, ne der yra vyriška giminė, o das yra, kaip aš sakau, vaikiška arba neutrali, ne? Tas der ir das keičiasi į dėm, ne? Tai dėl to vaikas ir mašinėlė viena rankoje, nes jie abudu keičiasi į dėm, kam. O rožė yra, mes moterimi nedovanom, tai labai moteriškas dalykas, tai prasideda R raidė. Tai ką tai reiškia, kad D, moteriška giminė, keičiasi į der. Komentaruose lauksiu, ar tau patiko šitą pamokėlę ir taip pat apačioje rasi vieną užduotį, tai labai linkiu ją išspręsti.